Šiandien su šiek tiek kitokiu turiniu, bet apie viską šiek tiek vėliau. Toj susiruošėm, einam į mišką ir jau ten plačiau. Čia svorio visai yra, bet nieko, kuprinėlė ant pečių ir einam į mišką. Ok, tai kokie tie planai šiandien čia mano miške? Šiaip nesu tikrai žiemos žmogus, nemėgstu aš to viso šalčio, bet jau kad tiek sniego daug, miške gražu, tai kodėlgi nepadarius? Ok, čia gal toks biškai copy-pastas gaunasi, tikrai nemažai, sakykime, daug tokių filmukų kuriamų, tai tiesiog apsilankymas miške ir šiandien noriu dar, sakykime, toks trumpa žiemos iškyla su arbatos išsivirimu, su mini pietų pasigaminimu ir tokiais dalykais. Tai oras, manau, tam visai tinkamas, -5 laipsniai kažkur tai kodėlgi trumpai nepaiškilauti. Mieste atrodo daug sniego, bet kai pažiūri miške, kur niekas nevalyta, tai pamatai, kad čia dar daugiau. O kadangi neišėjom, nepasiėmė rogių, tai kažkam tai pramogas ant kalno vyksta. Nu, čiuožiam. O, beveik į medį. Liuks? Varom toliau. Galvoju, kol dar sveikatos draudimas galioja nuo traumų, kodėlgi mane pabandžius pačiuožinėt. Kaip ten sako, virgelį filmuok. O, geras, sėkmingai. Na, jeigu iš pirmo karto į medį neatsitrenkiau, tai reikia pabandyti dar kartą. Vau, su drifto elementais dar. Šiaip nežinau, aš kiek atsimenu ir iš vaikystės ir dabar, sakykime, tam porą kartų per metus, kai tenka su vaiku nueit pačiuožinėt, man kažkodėl visada tas vadinamas pašikniukas labiau patikdavo negu rogės. Gal dėl to, kad rogės reikia į kalną, po to įsitempt. O gal tiesiog šiaip geriau manas čiuožia. Bet šiaip kartais fainai. Kai yra tiek sniego, reikia kažkaip pasidžiaugti. Nu, kaip čia ant kalniuko, sakyčiau, gal puikiai vieta iškilai. Galima kuprinę pakraustyti. Turiu tokį aparatą, nežinau, pirmą kartą bandysiu naudot. Vakar tik tai pasiėmiau iš parduotuvės. Ir dujų balionas. Kaip suprantu, čia užsisuko. Ir turėtų beveik ir kaip ir veikti. O, dujos eina. Reiškia, pradžia gera. Pabandom užkurt, pažiūrėti kaip čia. O, atrodo paprastai lengviau negu tikėjausi. Ugnies turbūt neturi matytis. Su tokiais instrumentais į mišką. Įdomu, kiek čia laiko užtrunka, kol užverda viskas. Rogės veikia kaip puikus stalas, o vanduo per kokias 4 minutės turbūt užvirė. Nu, neužvirė, bet verdančio gal ir nereikia. O į mišką ne tik su puodais, bet ir su keptuvėm. Prie arbatos reikia ir pietus pasigaminti. Net nežinau, čia iš šono atrodo kaip iškilavimas ar kaip bomžavimas labiau. Bet nei vieno žmogaus šalia nėra. Nieks nepraėjo, tai gal niekam nekliūna. O ką jūs galvojate apie tokius žiemos iškilose pramogavimus, ar kaip čia pavadint? Jas buvo šaltį ir žandikaulis, sunkiai šneka. Sveiki atvykę į miško virtuvėlę. Ne, rimtai. Va, tokia pradžia.
Sekantis etapas – kiaušiniai. Net prieskonį į mišką atsivežėm. Nu ką, ir beveik jau paruošta. Nu pabandom padegustuoti, kas čia per skonis. Skonis geras, tik tai, kai lauke šalta, labai greitai šala. Šiaip mano pirminė idėja buvo, kad ne taip nuobodžiai ale kiaušinienė, ten ar dešrelės, kas yra populiariausias, kai verdam koldūnus. Bet kažkodėl šeima mano minčiai nelabai pritarė, sakė, durnas, kol užvirinsi vandenį, kol viską. Bet aš manau, kad tai vis tiek gera idėja, kada nors kitą kartą vis tiek aš vidury miško žiemo koldūną įsivirsiu. Kas labai gerai, kad prie tokios minusinės temperatūros viskas labai staigiai, visi indai, puodai ir ta visa viryklė atšalo per 5 minutės turbūt greičiau. Dabar visi daiktai, nu čia nežinau, kas vyksta, žodžiu, viskas surinkta, visos šiukšlės surinktos, indai susikrauti atgal į kuprinę ir, nežinau, turbūt iki čia šitos vietos nuo mašinos jiem kokius 2-3 kilometrus, dabar atgal panašiai dar per mišką pasivaikščiant. Atrodo, pagaliau atšilo ir kamera, ir mano žandai atšilo. Jo, susidūriau su ta problema, apie kurią daug rašyta, daug iš kitų girdėjau, kas seniau naudojo GoPro kamerą, pats pirmą žiemą, kadangi naudoju, tai pirmą kartą susidūriau, kad tikrai ilgiau, kiek turbūt apie porą valandų pavaikščiojus, prie -5, -4, kiek čia pradėjo labai dažnai jinai lūžinėt, kad per šalta ir žodžiu, tai kiek jau gavosi medžiagos, tiek gavosi, bet esmė tokia, kad toks trumpas paaiškilavimas. Šiaip tikrai nesu tas, kuris žiemą labai mėgtų ten daug lauke būt, žiemos pramogom džiaugtis, bet kadangi jau ta žiema tokia turim šiek tiek baltas sniegas, ko gan retai dabar turim, tai smagu kartais tokias nestandartinės pramogas paveikt, padaryti ir tuo pačiu nufilmuoti. Tai žodžiu, ką, toks trumpas video, kas pažiūrėjo, tai ačiū jums, uždėkit like, jeigu nesunku, jeigu nesubscribini, tai subscribe mygtuką paspausk ir iki kito karto. Iki.